Vos nenori rockų važiuoti. Nu ką su va, sustinkam žiemą kročią, atvarė draugelis, ruošiam roksą po biškį techui, blėtas baisiai girdis per rytosius. Tai ruošiam po biškį techui, atvarė draugelis, orinom stabdžius dviese, biškį nepavyko, bet pavyko. Tai kročią nupirkti jau atšuista yra, savaitgalį gausiu. Tai pažiūrėjom stokinę lempą, kročią pažiūrėjom, viskas veikia. Tai stabdžiai, atšvaitai, bandysim techą eit. Ane? Aha. Jo, tai dabar galą nusiorinom priekį, parodyk kaip stabdo. Opa. Beleką, tai va kročią. Vos užsidėjom tą varžtą, gal kiek 10 minučių. Gal net ilgiau. Na jo, tai kročią baisiai sunkiai ėjo, dabar nusiorinsim. Eik tu nachai. Nežinau. Vienu žodžiu, biškį žiūrėjau, ar viskas techui veikia. Tai pažiūrėjau, kad nelabai stopai, atjungiau dabar. Kad nelabai stopai veikia, tai žiūrėjau, kas negerai. Tai buvo čia biškį padaryta. Opa. Buvo išimta iš fiškės, prijungta už fiškės. Tokie va pliki laidai visi. Nežinau, dabar darau. Pasiimu tokias, biškį pasmailinau, kad eitų į tą fiškę. Tai susijungsiu normaliai, kad nebūtų čia hujomajon kažkokia padaryta. Ir tada žiūrėsim, nes čia baisu. Tokie laidai. Va, pasidariau jungtukus tokius į tą fiškę juodą. Dabar susijungsim, dar reikia kokį gal kembriką uždėti, nes čia tai baisu. Eik tu nafik. Dar kročią ledų susidėjau, irgi parodysiu tuoj. Nu va, padariau tai va, sujungiau. Čia irgi connectionai. Viskas veikia. Tikrai geriau negu buvo čionais. Norėjau kembrikais laidus, bet vėl kirpt laidus, vėl užpajuoti, vėl tiesiog kiekvieną laidą su izolke. Ir tada visus kartu, kad nebūtų balagano. Taip. Dabar, kai gražiai sujungta, reikia žiūrėti, kas blogai. Nes kai aš įspaudžiu vieną. Nu kas veikia? Praeitą kartą buvo draugelis atvaręs, susijungiam stabdžius. Stabdžiai visi veikia. Nežinau, baisiai painiava man čia filmuot. Kamera miršta, batarkė nelaiko, reikia batarkę pirkt. Kamerikė nuspirkęs. Buvo 100%, jau 2 procentai per minutę batarkė numirė. Tai kročią, varysim dar vieną roksų. Reikia išportint variko pusę, nes dėsis malosi. Koks malosi? Pilnas tai čia iš oversizas dėsis, reikia išportint variką.
Karbą sureguliuot transmisiją, šiaip biškį kažką pakrapštyti, elektrą ten. Jo, ką Roksui darysim? Jungsim varlytės. Nežinau, man jos keistai veikia. Susižiūrėsim viską. Buvau net lempai serdęs. Persidariau, man atrodo, aš filmavau. Persidariau čia viską, susižiūrėjau, viskas veikia. Stopai veikia, posūkiai veikia. Dėl posūkių tai buvo fiškė atsijungus. Dabar ledas. Ai, akumo nėra. Gerai. Nu tai ką, atsivarėm dar vieną Roksą. Ką gali pasakyti apie Roksą šitą? Lavonas. Lavonas. Tai va, bandysim kažką čia padaryti su juo. Plastikus keisim. Viską keisim. Turi atsivežęs, ko trūksta, tai filtriukai čia varikas, oversizinis sakiau, dangtis, dūda, kojelė nauja, neveikiantis sudegęs ledbaras. Tai nežinau, aš čia biškį laižuojam tą Roksą. Čia pasiėmęs naujus šitus. Opa, jau ledovė, bet... Tai va, pabiškį krapštamės, kažką paupdeitinsiu. Nu va, užsidėjom dūdą kročią. Ką dar padarėm? Jo, variką visą sudėjom tam, kada... Jo, čia viską sudėjom, paskeitė kojelę. Bandys kurtą, ne? Nu davai. Aha. Opa. Skierka yra. Jo, čia gerai. Ypač dar benzo yra. Būtinai. Žiūrėk. Su žiebtuvėliu. Tai. Yra. O, blėt, bėga benzas. Rimtai? Pro kur? Nežinau. Norėjau, baisiai. Turim kitą dieną. Tai ką su Roksu padarėm? Gal sakiau, gal ne. Va Roksas jau. Įsidėjom dūdą, atrestauruotą dūdą pas jį. Karočią susidėjom. O jie, purvina. Susidėjom transmisiją seną stokinę. Ne, naują kojelę įsidėjom. Turi atsivežęs tokių žaisliukų. Steičešių varas oversizinis. Steičešių oversizinės lėkštės. Tai krausim jas į Roksą šitą. Tai ką dabar darysim? Ne, einam prie mano Rokso. Ką mano Roksas? Mano Roksui trūksta atšvaitų dviejų. Varlytę įsidėt. Čia nežinau, ten srėgius upės, nežinau ką darysiu. O ką pasidarysim Roksui? Keisim karbą. Pasirodo, karbas buvo per didelis, reikia 2 Tai jau susiradau, rytoj įsiųsiu karbą šitą. Su žmogum apsikeisim, turėsim polinį CP21. Turėtų normaliai. Šitam setupui per didelis karbas šitas. Tai va laikinai iš čia pavoksiu karbą. Ačiū. Įsidėsiu pas save laikinai.
Pabandysiu užkurt. Žiūrėsim, kas čia bus. Atiduok. Šiam koliku suplėšysiu. Atiduok karpaną. Opa. Polinį CP21. Ai, tai jos setupas. Gal galiu atskleisti. Polinį korsą, Jasunė C10, jeigu neklystu. Kažkoks kolikas. 300 tipo? Ne. Kolikas mantresnis, Polinį CP21. Full malos, tas malosi. Full stičia šio versaizinė transmisija bus. Tai realiai viskas. Toks setupas čia pas jį. Pasaulio tai matau viską tikrai, ir nelabai, ir nelabai. Ой, блядь. Петров солик сипил. O, ačiū. Sudėsiu ant gal neperjų. Dabar karbą įsivalom. Dar manęs Pijus prašė išvalyti karbą. Atsisuku karbą, o tai žikleris. Žikleris įsuktas nafik. Nežinau, kaip iš čia. Su įsuktu žiklerio važinėjo čiūnas. Ok. Pliu. Žodžiu, tokie reikalai. Įsėmiau savo 2.4 CP karbą. Įsidėjau draugelio 2.1 karbą. Nefokusuoja, bet va. Dirba žymiai geriau pročia. 8.1 žikleris. Dar man atrodo reikia tą vakuumų vieną uždengti. Nes tipo jaučiu kaip mišinys kyla. Benzo ir kuro mišinys tiesiog į viršų eina. Tai karočią tą uždengiam, nes su pirštu pridengiu ir garsas keičias. Tai va dar pasireguliuosim. Ai, šiandien karbą tą įsiunčiu savo seną, gausiu savo 2.1 karbą. Tai va karočią. Ne. Jo dar biškį plastikus aš jam čia. Bet jau dingo tas lakas. Karočią. Plastikus irgi naujusiems. Ledas bus. Nu ką, pirmas startas. Sivarėm į lauką, bandysim pravažiuoti. Karbą susireguliavom. Kaip ir normaliai dirba. Ставить где-то. Штанг, то ставить. Фейлас. Ai, pala. Čia žinau dėl ko. Nu. Huh?
Dubai. Dabar jau per jie bus. Jo. Arba skierka. Ką? Arba skierka, arba per jie bus. Aš žvakę turi naują įką. Man tai žinok skirka. Nes jei čia tokia problema, čia kažkur... Selika. Jo. Ne kažką. Stabdžiai buvo? Biški. Užteko. Nežinau, reikės dar rodinti. Linksmai. Labai. Palauk. Stil baras. Vos nenori raktas važiuoti. Kino? Mano. Gazo? Buvau iškėlęs ir... Panach. Tu blėt juokauji. Jau tai kilo, kurva. Gerai, išmokti ir kitos trosas labai greit čia. Ką? Tai greit sarkys aš. Aš turiu. Seniai, tu girdi, kas čia darosi? Ką? Kas čia per darosi? Tai ir ją parodyk. Короче, išvažiavom pasvažinėt, viskas kaip ir okei buvo. Tai išvažiavom, pavažinėjom 15 sekundžių, kas buvo. Trūko trosas. Trosas trūko, aš pafilmavau, tai mesiu. Trosas trūko, čia gazuoja ir jos, skirka bloga. Tai dabar bandau perdaryti masę. Buvo masės laidas, bet nežinau, dingo kažkur. Jo. Persidarau iš bloko į rėmą ir tada iš rėmo į batbiną eis. Tai va tokie pyragai. Pradžia daug geriau buvo. Ai, seniai. Liečia. Gerai, palauk. Palaikyk. Laik problema. Gali būt. Nes tiesiog trumpino. Zaibys. Kur man tave dėt, man? Jis turėtų ten būti, bet Jis ten neina. jis ten nenori būti. Gal pasilaikysi biškį? Palauk. Įsivaizduot, kapiniok ir ramiai galva. Ne, Ne, žiūrėt, apie... kažkas pjaunas, reiškia kažkur su lempom, kažkur laidai susiliečia. Tai ardom iki nuimam plastikus, kursim, žiūrėsim, jo. Įsiardėm viską, ką gali pakomentuoti. Galimai reikės perdaryti visą laidyną. Na ne. O ką tu žinai? Nes visi ir yra suvinioti ir jie eina iki ten visi. Jo. Tai gali būt, kad ten kažkur trumpina. Jo. Linksmai. Tai
tipo kiekvieną laidą dovana. Jot, Jo, iš izolkės. taip. Nebestunk. Nes va jau va čia padeda eiti šitą. Jau. Eik tu, na. Nu tai žinojom, ką žinau. Prisipirkis valkas. Reikės. Ar šitą pastatą nusinim bus Jo. paprasčiau dirbti. Eik tu, na. Tu, na. Nu tai ką, senai nekalbėjau. Dirbom, ieškojom skirkos, pravažiavom. Tai va, kas su skirka buvo. Prasau žiauriai. Visą laidyną išardžiau, žiūrėjau, nieko neradau. Ką padariau, pakeičiau žvakę, viskas zaibys. Tai va tokie pyragai. Tada pirmas test drive'as buvo, normalus išvažiavimas jau. Karoči, kita diena vėl pamiršau, ką aš ten praeitą kartą sakiau. Tai kai paskutinį kartą važinėjau, man leido antifrizas. Aš tikiuosi bakelio nepravariau kažkokiu būdu. Miau. Tada iš čia varė iš pompos, tai tiesiog atsisukau, pažiūrėjau, prasukau varžtą vieną, bet viskas gerai išmiau ir tada pažiūrėjau, kad kliba telefonas. Tai va, šiandien gausiu rem komplektą naują pompos, tai visą mechanizmą pompos pakeisim. Jo, ką aš dar norėjau tada pasakyti, pasikeičiau karbą į polinį CP21. Op, tai vat, tokie popieriai. Tvarkaus pravodą po biškį, tai va gražiai įsivedžiosiu, nes čia baisu. Baisu, kas čia daros. Dar vėl išsilaižysiu, nes man biškį antifrizą pribėgo, kad man dažai nenusluptų. Jo, nes antifrizas labai dažus graužia. Tai va tokie popieriai, įseimiau bagažinės trosą, nes jisai. Ar taip čia reikia normalios spyruoklės, aš tikrai nepirksiu spyruoklinės, nes kam čia aš čia vis tiek nieko nelaikysiu, tai man tą bagažinę užrakinėt. Va. Tai karočią einam tvarkytis. Tai va, turim naujų dalių. Naujas rem komplektas. Pompos. Su guliukais, salnikiukais, fiksiukais.
telefoniukų, opa ir svareliai. Svareliai Doplerio, oversiziniai, 4,5 gramų, ne, 4,7. Ten 3,5 ir labai nelabai. Tai va didesnius pasimėm. Opa, dedam guolį, tada dedam tokį speiseriuką, tada dedam kitą guolį. Nu ir tada, kai tą speiserį įsidedat kitą guolį iš degimo pusės. Tai va. Ir tada čia keliauja salnikas. Gražiai eina, nelabai gražiai, bet nelabai spaudžiu. Taip, ką tada? Tada propeleris keliauja, turėtų taip įeiti. Opa, spaudžiam. Ble, reikėjo pratepti. Kurmi? Turim suteptą. Jo, dangtį persidažiau. Tai va. Vat, propeleris on. Čia akiratis mažiama ir išeina. Bet esi daug prie kopo, mes mintysi jau giliai. Išeina iš pasaulio, tai matau viską tikrai. Ant tablečių jau nurimusi. Tako su nusikaltimus. Pradingau, nes kuriau filmus. Neperka šitos metimus. Jei jos noriu, aš ją gaunu. Iš keliam neprisigaunu. Eurai man dabar svarbiausia. Supinė pasė geriausia. Viena palikta, bus dabar pikta. Yra kaip yra, man gerai tyla. Visi eurus myliu, man tik klasė tyliu. Dužas nuo 7. Plečiasi akiratis mažiama ir išeina. Bet esi daug prie kopo, mes mintysi jau giliai. Oi. Susidėjom penktelį, visą pompą, tik man biškai keistai, kad neturėtų telefonas būt ant gumytės. Nes ir gumytės naujos pasiminė, nes praeitos plyšo. Tai va, įsivedžiau provodą. Tai va, nei vieno laidelio. Nu, čia dar biškai patvarkyt. Čia aišku, balaganas baisus, bet šita pusė baisiai gerai. Tai va, tokiai susivedžiojau. Čia reikia. Tokiais va. Sudeginau, kuročią. Spidą sudeginau. Sudeginau termometrą. Bet va, pavūksiu koso termometrą iš to rokso, tai viskas čia gyvus nereikės nupirkti. Tai vat. Nu ką. Prasti popieriai. Blet numeris. Vienu žodžiu. Parėjo veleno guoliai. Po biškį pareidinėja. Buvom su pijuku išlėkę. Nežinau, aš ten pafilmavau, bet čia ir tamsu buvo, nežinau, įmesiu, neįmesiu. 2 variantai. Arba drožiam šitus guolius ir tiesiog praleidžiam, arba dar kol vasara netėjo, paskeičiam greičiau ir zaibys. Aš nežinau dėl ko. Arba blogai idėja, arba brokuoti guolį, bet nuo pradžių viskas ok buvo. Tiesiog duodi gazo, atleidi. Toks va. Salnikai abejoju, kad leidžia. Toj pusėje tikrai švaru. Buvau nusiėmęs svarelius, paskaičiau 4,7 gramo. Tai nežinau. Tai va žodžiu, nežinau, kas čia bus, kaip bus. Nuspręsiu, dar pagalvosim. Jo, laukit sekančio videos, tikrai dabar tiek neužtruks, jau pavasaris, sezonas on. Kažkas bus. Tai va, peace out. Iš pasaulio, tai matau viską tikrai. Nelabai.